Atėjo mergina į konsultaciją su klausimu, noriu skirtis, o gal ir nenoriu skirtis. Iš tikrųjų net nežinau, bijau suklysiu, o gal geresnį nesutiksiu, o gal išvis liksiu viena, nors iš tikrųjų jai ten gal 26 metai, kažkas tokio. Bet ta baimė, aš liksiu viena, niekam nereikalinga. Tai dažniausiai yra vaikiška baimė, kuri yra mūsų pasąmonėje. Nes vaikui likti vienam yra pavojus, jis vienas neišgyvens. Suaugusiam žmogui jokio pavojus nėra. Nes jis bet kuriuo atveju gali pats savimi pasirūpinti. Padėjom ją išspręsti tą konfliktą, kuris iš tikrųjų tęsiasi iš vaikystės. Nes vaikystės buvo sunki, tėvai alkoholikai ir tas vidinis jausmas, kad aš neverta geros šeimos, išvis neverta nieko gero, nes ir jinai visą tą laiką savyje nešiojo tą savęs nuvertinimo jausmą, tą paslaptį, netgi bijodavo kažkam papasakot, nes jeigu papasakos, tai ją automatiškai nuvertins, atstums. Jinai tokia kaip iš alkoholikų šeimos bus niekam nereikalinga. Ir būtent tas vidinis jos jausmas ir stabdė ją žengti žingsnį, išeiti iš toksiškų santykių. Kodėl? Viskas dėl to savęs nuvertinimo jausmo ir baimės likti vienai.